Vėl nauja savaitė, nauja siunta, šiandieną viena dėžė ir pažiūrėkime, ką gavau šį kartą. Joje. Žinau, kad gerų dalykėlių, kaip visada. Pakuokė. Noriu priminti, kad Kaune galima atsiimti prekes iš manęs tiesiogiai iš ofiso, arba jeigu kažkur pakeliui būna ir atveža, o jeigu į kitus miestus, tai visada siunčiu paštomatu. Omniva, kas man yra patogiausia. Taigi žiūrėkime, ką gavau šį kartą. Gavau naujų brošiūrų, tai vadinasi, klientai turės naujas brošiūras ir galės žiūrėti, kas šitą mėnesį bus nauja. Tada yra aktyvumo brošiūra, senoji brošiūra, kurią taip pat panaudosiu siuntom, nes klientam turiu prekių ir iš ano mėnesio, tai visada įdedu ir senesnę brošiūrą, ir naujesnę. Sąskaitą, kurią reikės apmokėti, kaip visada. Kalnas. Brošiūrų 50 vienetų. Ir žinoma, yra įdėta į siuntą Kubiks dėžutė. Aha, sąskaita, taip. Kubiks dėžutė, tokia, sakyčiau, melsvos spalvos, nes mano maltinukai yra violetiniai, tai čia, sakyčiau, melsvos spalvos Kubiks, 1 litro talpos, labai patogu iš tikrųjų dėti ir visokiausius maistus, ir laikyti šaldytuve, ir transportuoti, ir taip toliau. Dėžutė puikiai ir rekomenduoju, yra ir mažesnių, ir didesnių. Tau patinka tokia dėžutė spalva, taip, bet čia teta užsakė, tetos dėžutė. Bet jeigu jūs norėtumėt, galima įsigyti dar su nuolaida. Toliau, ką gavau, lanksčią pjaustymų lentutę, kuri yra būtent pritaikyta transformuojamai tortinį. Įdėti labai patogu, įdėti ir kai pjausto kažkas nesupjausto jūsų tortinį. Tai jeigu norėtumėt įsigyti, germaniukai, palauk, nebėk, aš tau parodysiu, ką dar gavau, gerai? Va, lentutė, taip? Va, turim namie tokią lentutę? Sakyk, turim. Turim, taip? Taigi, va, lentutė, transformuojama tortinė, viena klientės yra, o kita... Taip, irgi turim, taip, transformuojama tortinėmis. Naudoja, taip, kaip vežam tortinę, yra... Čia dvi tortinės, viena tetos, o viena laisva. Tai jeigu norėtumėte įsigyti, galite įsigyti tortinę ir, žinoma, tą pjaustymo lentelę, kuri yra pritaikyta būtent prie šios tortinės. Toliau dar gavau 1,5 litrų talpos, bordos spalvos dubenėlius, sandarius, man jie patinka, asmeniškai naudoju ir džiaugiuosi. Tai viskas, mūsų siunta baigėsi. Germaniukas atėjo iš kitos pusės pažiūrėti, taip? Ar dar turim? Bet nieko nebeturim. Tuščia dėžė? Tuščia. Nieko nebėra, bet viskas, baigėsi, taip? Tai viskas, tokia ta mano siunta nedidelė, bet turiu nemažą sandaliuką, tai jeigu norėtumėte įsigyti per varę dovanų, ar kalėdinėm dovanom, ar gimtadienio, ar bet kokiai kitai, tai rekomenduoju parašyti man žinutę. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose video. Iki!